Sveiki, šiandien gavome patį naujausią Atlantic Alfea modelį. Tai yra monoblokas, atnaujinta serija, atnaujintas valdiklis ir atnaujintas vidus. Pažiūrėkime, kuo jisai skiriasi nuo praėjusios kartos. Išpakavus įspūdis neblogas. Ką matome iš išorės? Sumažėjo vidinis blokas. Ne tiek daug, bet apie 4 cm, kas kai kuriuose nišuose labai padeda. Dabar jau matmenys 60x60 lygiai. Laukinis blokas, kaip monoblokas, truputį padidėjo į gylį, bet labai neišsipūtė. Ir iš karto spalva. Pati spalva, sakykime, yra smėlio ar kažkas panašaus. Labai kuom jie grindžia, dėl to, kad nei baltas, nei juodas, dėl to, kad jisai nuo saulės baltas nublunka, juodas taip pat labai kaista ir gali meluoti parodymus. Tai būtent pasirinko tokią neutralią spalvą, kad būtų praktiška. Pašnekėkime apie techninius duomenis. Gamintojas deklaruoja oficialus kopas prie 7,35 laipsnių yra 4,99. Tai daugumai namų pasiekia A++ klasę, nes A++ klasiai nuo 4,8 dažnai užtenka. Kalbant apie paramą, už šitą 6 kW šilumos siurblį jums sugrąžintų apie 3700 eurų. Tai solidi suma žiūrint į jo kainą. Jo kaina, tarp kitko, yra rinkoje apie 6300 eurų visas komplektas 6 kW. Ir dar nepaminėjau, ką dažnai žmonės jau dabar akcentuoja, yra garsas. Šio modelio deklaruojamas garsas iš 1 metro stumu yra 52 decibelai. Tai yra laukinio bloko garsas. Tai šiai dienai labai aktuali tema. Pabandykime įlysti giliau į vidų vidinio bloko. Ką mes randame vidinėme bloke? Kaip visada, Atlantikas pats gamina vidinius boilerius, turi integruotą teną, elektroninį anodą ir daviklį. Taip pat visi sujungimai jau paruošti. Kas yra patogu šitame modelyje? Elektrinė schema labai supaprastinta ir pajungimas labai patogiai išdėliotas. Šardai matome laisvą vietą papildomam tenui. Jis turi integruotą 3 kW teną. Įdėjus relytę galim turėti 6 kW tenas. Kuom yra išskirtinis šitas modelis? Šitas modelis įsiskiria iš kitų modelių, kaip monoblokas, kad jis turi 2 atskirus kontūrus ir turi mini buferinę talpą kaip atskirtuvas. Tai yra labai svarbu naujiems namams, seniems namams, kur yra keli kontūrai arba norėsit kambarių valdymo. Jis paruoštas visiškai kambarių valdymui, nereikia buferinės talpos, nes turi cirkuliacinį siurblį čia ir turi cirkuliacinį čia. Tai reiškia, kai jūs kambarius valdysit, jums niekas nestriks, nemėtis klaidų, tai labai supaprastina montavimą. Dar apžvelkime pajungimus. Mes turime viską iš nugarinės pusės, nieko iš viršaus nėra, tai kompaktiškai labai susidėliot galima ir iš priekio nieko nesimatys. Tai yra karštas vanduo, išorinis blokas paduodamas grįžtamas ir į sistemą. Kaip ir minėjau, gali būti antra sistema paruošta antram aukštui. Dar truputį norėčiau sugrįžti prie Atlantiko šilumokaičių. Kaip ir minėjau, čia yra padarytas kaip hidraulinis indas 16 litrų atskirimo talpa, kuri atskiria lauko kontūrą nuo vidinio kontūro, kas leidžia turėti kambarių valdymą be papildomų išlaidų. Truputį mes turim Atlantiko senesnio modelio šilumokaitį, kuo jisai skiriasi. Standartiniuose šilumokaičiuose būna plokšteliniai, va tokie. O čia yra patentuotas tik Atlantiko gamyklos, sukurtas šilumokaitis, kuom senesni modeliai pasižymėjo dėl senuose sistemose dėl esamo purvo, šitas šilumokaitis tarnaudavo žymiai ilgiau. Dar apžiūrėjus nuodugniai, kuom išsiskiria Atlantic šilumos siurbliai. Dėl to, kad tie vidiniai blokai visiškai surinkti Prancūzijoje ir kuom yra labai patogu, paruošta antram kontūrui. Tai reiškia paliktos aklės, nusipirkus papildomą priedą, jūs galite turėti pilną valdymą pirmo aukšto ir pilną valdymą antro aukšto. Kodėl tai reikalinga? Nes dažnai būna grindys pirmame aukšte, radiatoriai antrame aukšte. Reikia atskirti ir temperatūras, ir valdiklius. Šitas siurblys geba tą padaryti originaliai su papildomais priedais. Pažiūrėkim, ką randame prie priedų. Prie vidinio bloko buvo įdėta dėžutė. O, ką matau, labai nustebino mane. Tai yra įdėtas magnetinis filtras. Iš karto komplekte, nereikia reikalaus santechniko ar kažko, jūs gaunate apsaugą nuo purvo iš karto komplekte. Tai labai patogu, 2 kranai, magnetinis filtras, taip nuorintojas. Visą puikų mazgą gauname, tai labai svarbi detalė, aišku malonina, kad jinai yra komplekte.
Tai be abejo dar nuvedimo, drenažo, nuo apsaugos vožtuvų, iškart įdėta šlangutė, kad patogiai iki apačios nusivestų. Ką tik apžvelgime vidinį bloką, dabar pereikime prie išorinio bloko. Apžvelgime išorinį bloką. Pradžiai, kas svarbiausia, yra pajungimai. Pajungimai, kaip ir daugumos siurblių, padaryti per vieną dangtelį. Išsiemame. Be abejo, matome izoliaciją, tai jau geras ženklas. Prieiname prie elektros pajungimų, kaip matome, čiokėgos grandinė ir valdymo grandinė. Daugiau nieko nereikia vesti. Kabeliukai padaryti patogiai prasikišus, kad neitų per išorę, atvedimas iki čia. Taip. Matome šilumokaitį, kompresorius be abejo giliai pakavotas, bylo siurbliukas, kas yra gerai. Visi pajungimai, jeigu taisymui, reiktų nusimti šitą priekinį dangtį. Pasižiūrėkime, kas jo viduje. Reikim nuimti viršutinį dangtį, kas lypi po dangčiu. Apžiūrėkime iš meistro pusės. Kadangi šilumokaitis labai didelio korpuso, tai jis yra dvigubas. Pažiūrėkime, ventiliatorius, kaip ir žadėjo, minkštesnės plasmasės, tai reiškia tylesnis ir su dideliu gaubimu. Tai didelis gaubimas duoda didesnį srautą, mažesnius sūkius, taip pat mažesnį garsą. Ką tik apžiūrėjome naująjį Atlantic M modelį. Paminėsiu, kad jų yra dydžiai 6, 8 arba 11 kW. 11 kW gali būti 3 fazių. Dar be abejo pamiršau paminėti, kad jau turi integruotą internetą. Tai reziumuojant, yra puikus valdymas, gali valdyti 2 zonas, radiatoriai ir grindys, tai yra labai patogu. Lengvas pajungimas, kadangi tai monoblokas. Tiesiog atsiveda vamzdžiais, susipila gliukolis ir gali atlikti bet koks santechnikas. Garantija be abejo 3 metai, gali būti pratęsta iki 5 metų. Jei norite kainos arba plačiau, susisiekite su mumis, mūsų kontaktai apačioje. Grįžta apie 3000